Sveiki, mėlyjeji. Šiandien atsikėliau labai anksti ryte, kažkur apie po 5 kažkur. Ir kėliausi, nes vakar po Kauno, kai buvom Kaune, labai pavargau ir labai greitai užmigau ir anksti gana užmigau. Nu tai įsimiegojau, tai čia pliusas, aišku. Nes kartais būna, kad neįsimiegu ir tada nieko negali daryti. Vat apsitvarkiau namus, nes laiko daug turėjau, kivis į lašus sulašinau į akis, taip pat kivis jau gavo valgyti ir va dabar po kurio laiko eisim su kiviu į lauką. Ir aš apsisprendus, kad pavaikščiosim pusvalandį, nors iš pradžių ryte anksti lijo, bet dabar jau viskas gerai, nelyja, taip, bet kivį reikės prausti, nes apsitaškys pilvą. Čia iš namų fronto. O dabar kodėl aš keliuosi 7. 7 keliuosi, nors aš šį kartą atsikėliau prieš žadintuvą, 7 keliuosi dėl to, kad man 10 reikia būti neįgaliųjų draugijoje, kur aš lankau užimtumą. Ir man labai ten patinka, nes išmokau megzti rankomis. Yra seni mano vlogai, kur aš rodžiau tuos mezginius, bet jau dabar neprisiminsiu kurie. Ir dabar toliau tą savo mezginį tęsiu. O jeigu labai bus sudėtinga, ne tik kad sudėtinga, bet tingėsiu, tai dar ten kitas mano užsiėmimas yra tapyti pagal skaičiukus, tai kai paveikslą nuspalvini tiesiog, nepieši jo, bet nuspalvini. Dabar jau nedaug laiko liko, mes turime išeiti su kiviu po 25 minučių, dėl to, kad pavaikščiot pusvalandį liktų laiko, dabar dar namuose reikia šitą nuveikti. Sakiau, kad yra tokia močiutė kitoj laiptiniai ir eisiu šios po užimtumo aplankyti. Labai maloni močiutė ir labai gaila jos, nes aš ją pradėjau lankyti dėl to, kad jos vyras mirė, o jinai visą gyvenimą gyveno su vyru, tai įsivaizduokit, kaip senam žmogui, kuris daug vaikščiot negali, kaip senam žmogui yra sunku dabar būti vienam. Nes pirmas dalykas įprotis, antras dalykas šiaip ar taip gyventi vienam yra labai retai žmonėms tinka. Tai va. Nežinau, kaip rengti šiandien, rodo daug temperatūros, bet manau rengsiu šitą žieminę striukę ir tiesiog ją prasiseksiu, jei man bus karšta. Ir žinau, kad dar kažką, dabar prisiminiau, dar kažką norėjau pasakyti. Šiandien jau negeriau nei kavos latė, nei apskritai pieno atskirai, nors labai mėgstu pieną. Ir kažkada vis tiek gersiu aš tą pieną. Jeigu ir prie kavos latė, tai būna daug pieno, bet geriu aš namuose ir vieną pieną, be kavos. Bet ką aš norėjau pasakyti dėl to. Man parašė komentarą, kad pienas yra skirtas veršiukams priaugti svorio. Taip, iš tikrųjų, taip yra, aš šitą žinau, bet labai reikia žiūrėti į pieno riebumą. Tai reiškia, kad toks pienas, kur parduotuvėse yra, kur mes nusiperkam ir geriam, veršiukas tokio negeria. Jis geria riebesnį. Nes veršiukas geria su grietinėle, o jau čia, kur parduotuvė yra, ta grietinėlė yra nugraibstyta ir žodžiu, kas lieka iš pieno, tai jau nėra toks labai storinantis dalykas, dėl to galima retsykiais išgerti pieno. Pieno nenoriu gerti dėl kitų priežasčių, dėl to, kad pienas yra skirtas apskritai nesuaugusiam žmogui ir dėl to virškina sunkiai. Na, bet aš taip jau dažnai ten negeriu to pieno
Ir dabar dar kitas dalykas dėl Coca-Colos, Pepsi ir taip toliau. Žinau, kad su Coca-Cola valo visokius paviršius, vamzdžius ir taip toliau. Ir jis labai gerai nuvalo dėl to, kad labai cheminis. Chemikalas, kurį mes pilam į savo skrandį. Tai aš apsisprendžiau, kad Coca-Colos ir Pepsi-Colos daugiau negersiu. Čia taip pat buvo parašyta komentare, man patarė negerti, tai aš ir apsisprendžiau. Galiu aš gyventi be tos Coca-Colos, be Pepsi-Colos, tai ką man ją gerti. Mes iki vėžiom pasivaikščiam, jau vaikštam. Kivis po kiemą vaikštą. Kadangi labai blogai jaučiuosi pasivaikščiame su Kiviu, tai draugija važiuosiu su Boltu. Išsikviečiau 20 nebrangiai. Ir turiu atvažiuoti raudoną mašiną. Tai va taip. Jau stovi stotelėje, nestovi sėdžiu ant suoliuko. Ir aš atsivažiuot namo, pasirašau kortelę ir 5 eurus pasipildysiu bilietėlį, nes jau į pabaigą pinigėliai į vairuotojas papildo, arba galima įti į autobusų stotį ten pasipildyti, arba galima internetu. Aš turiu grinų, tai galvoju išleisti tos grinus ir taip piliusi 3 eurais, o ne 5. Tai man dar gražos bus. O namuose laukia pietus, paskui eisim pas tokią senutę. Jau sakiau šiandien ryte. Tai va, tai dabar tik tai, kad dar laukiu autobuso, kiek čia palaiko nematau, negaliu pasitraukti rankos užimtas. Ir tada namo vyras atsikėlęs, pagamino valgyti, tai gerai. Išlipau būtinų stotelėje ir dabar per purvynus eisiu namo. Nes čia jeigu per aplinkui, tai švaru, bet aš eisiu tiesiai, pro ten, kur arčiausia. Matote, čia yra toks tarp namų plyšys. Ir dabar, jeigu išeis, parodysiu purvynus. Čia žmonės prasilenkia. Tai va, tai, o Kivis, tai Edmundas parašė, kad Kiviui pasakė, kur mamytė, ir Kivis nubėgo prie durų. Tai jau laukia ir cyps, kaip pareisiu. Garantuotai. Truputį eisiu per aplinkui, nes labai tikrai purvynas, ten aš jums parodysiu. Matot, koks purvynas. Ir dabar man reikia kažkur pareiti. Jau prie namų ir einu namo. Duris atrakintas. Ir žiūrėsit, kaip mamytė. Kivio mamytė. Čia dabar atrakyta. Va, vaikutis džiaugiasi. Džiaugiasi, kad grįžau. Kur jisai? Lakso apie vieną gal. Kur tu Kiviukai? Va, kaip džiaugiasi vaikelis. Tai kai matėt, grįžau iš draugijos ir per tą laiką daug nutiko šis tas, tai kad mes apie 40 minučių buvom išėję į kitą laiptinę, ten pas tokią močiutę. Matot, močiutė liko našle, 3 mėnesiai kaip miręs jos vyras. Tai jai labai liūdna darbo dienom. Savaitgalį tai vaikai pasiema į savo namus ir jai ten būna smagu. Tai va, o mes, kas ta močiutė, iš kur mes ją žinom? Nors gyvenam čia 5 metai, nelabai pažįstam kaimynų, o tą močiutę pažįstam. Tai yra mano mėgstamo atlikėjo mama. Na, tas atlikėjas yra jauniausias sūnus, jam yra dar tik tai 50 kažkiek 2 gal metai, bijau pasenint gal 51. Bus 52 balandį ir jisai yra mano mėgstamas atlikėjas. Aš, kai dar jis grojo grupėje Airija,
Aš nuo 16 metų pirmą kartą išgirdau koncertą ir vis lankausi iki šių dienų. Koncertuose dabar jis yra kaip ir vienas atskiras atlikėjas, be grupės koncertuoja, tai vis nueinu. Ir mes su tuo dainininku pasirašydavom kartais. Tai va, tai dabar globojom jo mamą, kad nebūtų jai liūdna, tai va, tokie reikalai. Ai, o jeigu nematėt kitų vlogų, tai va čia pažiūrėkite, įdėsiu nuotrauką su juo. Čia mes esame dabar, pirmiau nuo pradžios. Mes išėjome su Kiviu pasivaikščioti, truputį padeginti kalorijų ir dabar stovi prie tokio negražaus namo, jis nei perdažytas, nei renovuotas, balkonų plytelės iškritę ir taip toliau. Kas yra, Kivi? Nesuprantu. Bet čia yra ypatingas namas, nes pavasarį, tai dar ne dabar, po savaičių kelių arba mėnesio, čia pražys kvapiosios našlaitės. O tai yra tokios melsvos gėlytės, kurios labai kvepia ir kvepia iš tolo. Labai vaikšto žmonės. Tai va, kvepia iš tolo, mikrofonas vietoj, gerai. Ir jos yra labai plintančios, tai yra, kai kurie žmonės net bando savo darželiuose jas išnaikinti, dėl to, kad jos kaip vijoklinės, ar ne, man atrodo, jos kažkaip labai išsidaugina ir išplinta. Ir daug žmonėms užima žemės, tai kiti bando išnaikinti. Bet aš manau, kad čia po balkonu pats tas tokioms augti. Ir mes dabar einam toliau. Ėjom Janina gatve. Dar nusifotografavau prie Snieguolių. Nuotrauką įmesiu čia. Dabar ėjom į jaunimo parką, bet sugalvom nueiti į šitą, kaip čia pavadinti, kalvyną, kur yra daug kalvų ir čia būtent yra šunų teritorija, ten buvo ženklas, arba, ne, gal darbo ženklas, ir matau, ten yra tokia skulptūra. Ta skulptūra vadinasi Jaunystė, bet mes visada juokaudavom, kad tai yra išėjęs iš tuberkuliozės sanatorijos žmogus, nes labai liesas. Nes kadangi ten yra pušynas, kitoje pusėje čia nesimato, kuriame yra tuberkuliozės ligoninė. Ten gydo džiovą sergančius žmonės. Ir dabar džiova, kaip žinote, yra pagydoma. O mes eisim ant to kalno, nes čia yra dar viena teritorija, kuri skirta šunis paleisti be pavadžio, su jais žaisti, bet tik tai, kad čia yra keista tai, kad neaptverta, bet iš tikrųjų saugu, nes kaip matau, dabar dar nieko nėra ant šito kalno, mes vieni. Tai mums laisvė, Kivi, kai bėgam. Užlipom ant kalno ir seniai matėm tokį vaizdą. Čia atsiveria didelė Alytaus panorama. Matosi vienas tiltas ten. Ir kitas kitoj pusėje. Mūsų namai ten raudoni tiek, mes gyvenam kažkada ten, Panemunės mikrorajone. Čia matosi nuosavų namų kvartalas Panemunės, vadinamas Panemunės perlų, šiaip gal čia žmonės tik tai pavadino. Toliau, matosi pirmas Alytus ir studentų bendrabutis. Už tilto. Pirmas Alytus. Ir taip pat matosi dalis senamiesčio. Kurorto mikrorajonas. Nu, žodžiu, labai daug vaizdų. Nežinau, ar čia operatorius gerai jums pritraukė, viską parodė, bet tikrai labai gražus vaizdas, nes pusę Alytaus matyti tiesiog. O man šviečia saulė, šilta, mato, tik su megztuku ir liemenę užsivilkau. Šilčiau nei vakar, kai buvom Kaune, kas matėt vlogą Kaune, ir dabar, kas nematėt, pasižiūrėkit. Ten tikrai geras vlogas. Man taip atrodo, aš nežinau, gal jums ar ne. O dabar nežinau, gal dar eisim į parką, ar jau nežinom, dar eisim į parką. Tik reikia mums kažkokiu būdu grįžti per perėją, nes mes čia patekti turėjom bėgti per 2 kelius. Nes dabar yra piko valanda ir būtent šita gatvė pagrindinė, vadinama Kauno gatve. Šita gatvė ne pagrindinė, kaip aš čia pasakiau. Čia yra gatvė šalutinė šita. Yra per piko valandą, jinai pilna mašinų dėl to, kad niekas nenori važiuoti per pagrindinės gatves. Kiviukas dar šlapės po maudinių, čia pilviukas šlapės, bet jau beveik išžiuvo. Ir mes grįžom, nuėjau šiandien apie 7 kilometrus, tai čia yra jau
vidutiniškai, bet Kiviko diena neįvyko, nes Kivikas nevaikščiojo 8 km. Pritrūkom 1 kilometrą. O dabar, Kivikai, ką tu pasakysi? Jeigu patiko vlogas, spauskite patiktuką. Laižo patiktuką Kivikas. Taip pat prenumeruokite kanalą. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!